net nežinau, čia visur yra daug teorijų ir daug spekulacijų, prašau, visose temose. Čia jų tiek mažai, čia atrodo taip akivaizdžiai yra atvirai, ir akivaizdžiai su akivaizdžiais atvirais interesais. Ir mes vis tiek tą darom. Nežinau. Bet ne, tiesiog yra pakankamai žmonių, kuriem jo tas su kaimynais ir rusais ir baltarusais reikia tartis ir dėrėtis ir prekiauti. Čia yra prieinama, ir kiniečiais galų galia. Čia yra visiškai normali pozicija, viską. Nes tiesiog ką bedarė būtų konservatoriai, tas reiškia buvo blogai. Landsbergis kažką darė, reiškia tai buvo blogai. Tai dabar tu jeigu darysi priešingai, tu tai šunojai pataikauji ir jiem tinka. Ir kol jiem tinka, tol jie turi kažkokį palaikymą, tol ir darys toliau, nes tiem žmonėm ir galės pasakoti tuos kaip pliusą tuos padarytus darbus. Bet čia yra taip drastiškai skirtumas, net nežinau. Čia dabar skirtumas literaliai yra jau, jeigu tam tikrais klausimus anksčiau buvo, visi einam į vakarų kryptį, bet ar vieną ten įstatymą reikia priimti tokį ar nereikia, ar kitą reikia ar nereikia, tu siekia į tą kryptį. Čia dabar yra pasidalinimas ne tas. Ir pasidalinimas realiai buvo anksčiau toks. Dabar pasidalinimas yra ar į vakarų kryptį, ar į rytų kryptį. Nes realiai tų žmonių tai tarsi spektras pasidalino labiau tas dvi stovyklas, jau tie, kur buvo arba lengvai pažeidžiama, arba kažką tai jie pasisuko jau į tą pusę, ir realiai ta pusė dabar yra rytų kryptis, tai nežinau. Ir jeigu ten tas referendumas, kada ten prieš daug metų vyko, ten ar mes norime eiti vakarus maždaug, ten labai didelio, kiek čia, kuris čia buvo referendumas? Tarkim, aš net nežinau, kurį galim paimti. Šiaip realiai dėl narystės Europos Sąjungoje galim nes paimti jaučiu referendumą. Ir jeigu ten balsai 91% balsavo taip, dabar nebūtų to procento. Jeigu mes dabar padarytumėm referendumą, ar vakarų kryptis mums, bet aš nežinau, kaip reikėtų, kokį vardinimą padaryti, ar vakarų kryptis, realiai labai tiesiogiai, kad visi suprastų. Ar mes turim siekti vakarų vertybių, ar labiau bendradarbiauti, ar primtinesnė labiau vis dėlto ta kryptis, kur Europos Sąjunga čia nėra kažkom gera ar panašiai. Aš nežinau, kažkaip taip, kad tą sentimentą pagautum, ir jo, man atrodo dabar būtų, už 25 gal procentai būtų, kur tiesiog, vis dėlto sakytų, ta vakarų kryptį, žinokit, nieko čia gero ir literaliai jie rinktųsi geriau tą neutralią, gal jie rinktųsi, bet kas yra tiesiog ta kita kryptis. Aš spėčiau, kad mes 25 procentus pasiektumėm tų balsų dabar. Nes nelabai žmonės, ypač, jo. Ir jeigu anksčiau buvo, man atrodo, aš čia spėju, spekuliuoju, didesnė tokia bazė tų, kur netiek domisi, bet jie daugmaž suprato, kad rusai yra blogis ir maždaug, ir viskas aišku. Man atrodo, dabar yra tiek daug visokių skirtingų niuansų, kad tie žmonės susirado savo temas, kurios be Rusijos propagandos buvo labai, publikuojamos ir viską, jie susirado tas temas ir jie dabar turi savo pateisinimą, kaip čia Europos Sąjunga yra bloga. Ten vienam bus tai gėjai, kitam bus čia ūkininkus skriaudžia, aš nežinau, kitam bus ten vertybės imigrantų prisileido, tas ir yra, tas visas judėjimas MAGA ar panašiai, jie iš tikro apjungia visas įmanomas sąmokslo teorijas, bet ką jie apjungia iš tikro, tai to tikėjimo užnuodytas smegenis, jie tą ir apjungia. Ir ten tuose judėjimuose dabar realiai viskas yra į tą pačią pusę, jie visi eina. Ir jie gal nesutarė skirtingom sąmokslo teorijom realiai, bet jie į tą pačią pusę eina. Ir tu žiūri, kiek MAGA žmonių, vieną sąmokslo teoriją turintis, tada kitą sąmokslo teoriją turintis, jie tarpusavy nesutarė, bet visi palaikė Trumpą. Ir vos ne visi prorusišką tą pusę palaiko iš tos esmės, kad kritikuoja sistemą, tai yra realiai vakarų civilizacijos kurtą demokratinį principą, visą tą kritikuoja. Naikina visus tos principus pabiškai, kas yra neįtikėtinai naudinga Rusijai. Tas institucijas sukurtas tos sistemos kaip NATO, ten Europos Sąjungoje jie nori sunaikinti, vėlgi, tai yra žiauriai naudinga Rusijai. Bet viskas atrodo, ką padarė ta vakarų civilizacija, ar Europos Sąjunga, ar NATO, ar, nežinau, tai vertybiniai dalykai, kaip ten Stambulo konvencijos. Atrodo, viskas čia yra priešas, ką reikia sunaikinti, ir tada viskas bus gerai. Ir tie žmonės tiesiog neįtikėtinai nesupranta,
ant kiek tai yra naudinga Rusijai ir kad jo, ir vat, kad tų žmonių, man atrodo, yra vat, apie kokį 25%, nes anksčiau, jeigu buvo, jo, kur lengva buvo suprast, rusai, tai ne, mums nepakeliu ir einam į tą pusę, o dabar, jo, gal Europa ir viskas čia dar pusę velnio būtų, bet turi vat vieną kažkokį klausimą, bet tas negerai. Ir tada jų išvada yra, tada jo reikia griauti vos ne viską. Ir vat, tų vat žmonių labai padaugėjo, man atrodo, ir nu, tas pasidalinimas actually įvyko pagal vat, tas linijas dabar. Daug smarkesnis toks, nežinau.